Na ką, sveiki, atvykom prie ežero, kaip matot. Išmėginsim Sunny Life gamintojo filtrus kameros skirtus DJI Mini 2. Visi čia yra 4 filtrai, visi jie yra polarizuoti. Ir taip pat ND4, 8, 16 ir 32. Tai pažiūrėsim, kaip veikia CPL filtras ir kaip ND filtras veikia. Gamintojas nėra labai kažkoks brangus, jie kainavo man apie 20 eurų. Šitie filtrai AliExpress'e galima gal ir pigiau rasti, bet kadangi nesinorėjau ilgai laukti, tai teko pirkti Lietuvoje, kas aišku kainą įtakoja. Diena ganėtinai šviesi, dangus giedras, dar turim šiek tiek ledo ant vandens paviršiaus, tai labai gerai, nes labai daug kas atspindžių. Išmėginsim, kaip CPL filtras susitvarko su atspindžiais ir kontrastu, o ND filtras kokią galimybę mums duoda filmuoti vidury dienos ir išmėginsim. Sunny Life. Žaidom su vienu filtru, pakol kas viskas gerai, nors nelabai tikėjausi, kad labai tvirtai laikysis, nes šitoks uždėjimas labai pigus. Išbandėm ND4, dabar išbandysim ND8.
mano galutinė nuomonė apie šitus filtrus yra tikrai gera. Tikrai patiko, kad yra UCPL su ND kartu, tai polarizuotas ir ND filtras. Turi gražų įpakavimą, puikiai telpa kišenėje ar drono kuprinėlėje. Kaina nėra didelė, 23 eurai. AliExpress'e žinoma galima rasti ir pigiau, iki 15 eurų skirtingų variacijų, priklausomai kokių jums filtrų reikia. Vienintelis turbūt minusas yra tai filtro uždėjimas ir nuėmimas. Su didesniais pirštais žmogui gali būti nelabai sudėtinga, bet sudėtinga uždėti. Aišku, įmanoma, man su mažais pirštais ir tai buvo ganėtinai keblu ir buvo iškritęs netgi iš rankų filtriukas. Problema dar yra, kad uždėjus jo laikiklis atrodo, kad tu gali pamesti filtrą. Ir buvo tokia mintis, kad dronas gali grįžti be filtro, bet iš tikrųjų nustebino, nes laiko puikiai, nėra kažkokio ar laisvumo, tiesiog užsidedi ir važiuoji skrendi. Tai va, šito video neremia nei Sunny Life, nei koks prekybininkas, šitą video dariau grynai jums, žiūrovams, kas domisi dronais, domisi filtrais ir su savo Mini 2. Ar paprastų mini, nes tinka jie ir mini greičiausiai, dar reikės pasidomėti. Nori filmuoti gražiau, geriau, šviesiu paros metu, vidurį dienos, kad saulė negadintų mūsų video. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot, galit palikti komentarą, gal norit sužinoti kažką daugiau, ar norit kokių kitų video, apie ką nors kito, kad padaryčiau. Tai va, ačiū jums visiems, kad žiūrėjote. Like, subscribe, share. Ačiū visiems. Iki.